Nežinau, kaip aš nusteikęs pusryčių net nevalgiau, nes nemanau, kad... Suvalgiau obuolį, bet nemanau, kad verta buvo valgyti, kad po to palikti pusryčius parke. O mes turim žmonių, kurie bijo aukščio. Aktų salėje kopėčių neužlipau. Atvažiavom vakar naktį į Krokuvą per 8 valandas, gal atpylėm su 4 skirtingais vairuotojais, kad šiandien ryte jau galėtume stovėti 10 valandą prie įėjimo. Aš sakau, reikia nuo šito pradėti ir tada jau nieks nebebus baisu. Normalų žmonės apšyla prie šito mažesnio, prieš einant į šitą mirties bokštą. Įveikėm pirmąjį nusileidimą, šiaip kiek minučių laukimas, 10 iš 10? 10 iš 10. Yra su vandeniu kažkoks, žiauriai faidas irgi, šičia kažkoks. Parodo šitas ir yra. Bad boy. Aš nemanau, kad čia bus taip high octane, kad čia negalima kameros. Čia bus high octane. Čia bus high octane? Ne, tipo, mes nuo kalnelio leisimės, čia nebus pasiplaukimas parke. Yra su vandeniu kažkoks. What the fuck? Aš sakiau, kad čia nereikia. Gerai. O kodėl čia nėra eilės? Palauk, bus dar didesnis dropas. Pažiūrėkit, kas laukia. Bus labai įdomu Pauliaus ir Gabė reakciją pamatyti. Aš tik noriu priminti, kad dabar yra spalio 4 diena. Tikrai nėra šilta lauke. Bet čia mažiau į vidų. Viskas ant manęs. Viskas, išleiskit mane iš šito. I hate you! Tu buvai teisus, reikėjo. Aš sėdžiu moros ant kraštų. Kaip laikote? 10 iš 10. Tas vaizdas kaip į Paulių tiesiog. Banga tokia, kyla tsunamis. Eisim prasidžiovint dabar į kokią nors džiovyklą, nežinau. Mokama džiovintuvė. Tavo kersai tai permirkė. Radat kelnes atsarginės? Pasirodo, visai gera idėja yra atsarginės kelnes atsinešti į šitą atrakcionų parką, nes visko gali atsitikti. Eilės tai visur apie 10 minučių. Kol kas visai greitai. Buvo 40 minučių laukti prie to didžiausio Pepsio, bet kol kas tai apie iki 10 minučių, sakyčiau. Mog out. Sigma. Sigma out! Sigma out! Sigma out! Sigma out! Aš nenoriu šios, kas yra gale. Rado kelnes. Paulius tai invested. Girdėjau lietu. Kur merčas? Kur kelnes? Šiaip visai smagu buvo, toks lengvas apsvaigimas nuo to viso sukimo ir mėtymo.
Bet visai nieko. Neapsvaigo galva? Biški pasupa. Tokia lengva labai jo. Kažko kartais biškai įsitepęs jaunuolis. Aš tai... O kiti kolegus. Nenori šitą eiti. Vandens šitą demoną. Tai mes gale užbaigsim su šito. Gabrieliau, eisi šitą, ne? Reikia pažiūrėti bangą. Nenori. Tai gerai, jeigu Gabrielis eis, tu irgi. Aš galėjęs pafilmuoti šoną. Mes varysim į abisus. Tai Drakidas, tu vis tiek turėsi. Eik, sau, nu čia ne. Einam dabar iki pavadinimo vieno roller coasterio pavadinimu Zadra, kas jau skamba žiauriai baisiai. Ir jis yra pastatytas ant tiesiog medinių pagalių krūvos. Bet Zadra yra vertinama kaip pats baisiausias ir greičiausias, gal ne greičiausias, bet pats baisiausias roller coasteris visam šitam parke. Nu ką, buvo malonu visus pažinot. God damn, jaučiu geriausias buvo, ta prasme, bet sėdėjom pačiam priekyje, su akinukais tokiais, greitis tai belia koks, ten nieko nematai. Žiaur buvo, visi gerai matau nusteikę. Real vyrų experience. Smagiai varėm su dviem atskirais, kad galėtume sėdėti priekį. Šiaip pradžioj biškį šikau, kad priekį sėdžiu, bet po to jau nepasigailėjau. Buvo worth it. Žiauri, vien tik priekį. Sako, dar prieš tai sako Pijus, tipo, kodėl žmonės čia laukia šitą eilę, kam jie čia eina, jau geriau šokčiau parašiutą. Dabar aš žinau. He knows. Kaip aš džiaugiuosi, kad man nebereikės važiuoti šitų. Pijus filmuojasi nuotraukas. Aš laikiausi, kaip už gyvenimą net ranką skauda. Eik, tu kaip aukštai čia. Gerai, nebežiūri apačią. Pasiko. Grand finalą. Gabrielis atrodo labiausiai bijo, bet geriausias podcast pasidaro. Nu, jūs tas irgi pasistengia. Aš šį kartą tai visiškai pauzi šio. Ačiū Dievui, išgyvenau jau ekstremalią programą. Čia buvo reikalų. Žmogeliai su mumis, Paulius, Gytis, Justas, tie maniacs. Ramiu veidu eina į tos atrakcionus. Justas savisaugos tiesiog neturi instinkto, jam diržo galėtų neuždėti ir jisai nematys problemos su tam. Papasako, kaip sekėsi. Buvo gal 4 deflupai. Žiauriai gerai. Labai gerai. Žodžiu, jūs tai pasakėm, kad taikysim tokį vieną vaiką visą laiką daužyti, bet iš tikrųjų visi paslapčia susitarėm, kad jo gimtadienio proga visi taikysim jį.
喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズのプレイス B 店にあるオリジナル VIP Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, we dangling. I don't want no. Aš šiaip žinojau, numačiau šitą. Ladies and gentlemen, we got it. Jau, mes turim taikinį, ne? Pijus. Tyvijus tiesiog grupuotė visą. Buvo biški a moment of shock, bet šiaip I saw it from a mile. Čia nenustebino. Mes esam tokie draugai, kad jau žinojau, kas buvo. Aš tikrai žinojau šitą. Bet mes sako, mano mašina neveikia, visi keturi. Formuliai 20 dabar. Jūs toje kuprinę pasimsim? Tu paėmėjai? Ne, nepaėmėm. Kodėl tu tik dabar lauki, tu žinojai? Tu žinojai. Aš nežinau, ten mano daiktų pilna. Varom į Anacondą? Dear guests, Varom į Anacondą. Varom. Visai Paulių formaliai paliekam, mes į Anacondą. Varom į Anacondą. Užbaigti. Žmogus visą dieną džiovino kelnes. Aš irgi nelabai noriu šlapės eiti namo, bet sakėm, kad reikia užbaigti su to šlapiausio atrakcionu įmanomu. Su tais manęs atrakcionais kas gerai, tai kad 0 minučių eilė, nieks ten nenori eiti. Čia belė kiek vandens. Pauliau, kodėl mums leidai čia ateiti? Jis norėjo vienintelis išnaudoti šitas paskutinės minutės linksmam atrakcione, kuriam dar nebuvo. Ne, romantiškai, gerai. Romantiškai. Valteliai, visi kartu, besileidžiant saulėj. Aš nežinau, kodėl jūs tas nenusirenkė striukės, kurią džiovino visą šiandieną. Ei, žiūrėk, jinai gražiai sugeria viską, jinai nepraleidžia iki kailinių, bent jau anam nepraleido, žiūrėsim ir šitam praleido. Ir dar, kai durnelį atsisėdom pačiam priekį. Net! Šiandį! Ne! Pas jūs yra pasikišt batus? Pas mus tiesiog jūra. Kaip hebridė. Paulius jau hypinas. Man patinka, kad jau... Pažaiba. Uždarom, kad... Ir dar vėjas pučia. Eik, šiek tiek patat. Mano, ką? Visai nebuvo. Jo, visai. Jokio bursto. Visai be vandens, tik mano kojos pilnas. Batus užplovė, belė kaip. Tuščia. Paskutinį puslapį žiūrėk. Plaukia valtis palengva. Žemė. Ne, tai palauk, bus dar viena. Gabrielius having the time of his life. Gabrielius, tai, blema, Bičas. iš visų nuotraukų vienintelė, kur jisai šypsosi. Ta prasme, tu padėjęs, jūs visi ten sutempę, bet kokia, žiūrėkit, Aš tai noriu. Lakai tokie, ir tada rodėjo, vyksta gale. Man žinok, buvo stresas, kad galvoju, tu pusę laiko neturėjai džiaugsmo šiandien, bet čia parodo, kad viskas. Bet dabar turim tokią va situaciją su batais. Visos dienos problema. Eina savo visiškai šlapia kiauna. Mes atresetinam dienos progresą. Jūs žinot, kaip aš jaučiausi visą Kiek džiovinom šiandien, tiek kad džiovinom. Rimtai? Žiauri. Bet gerai, tą gaidą jaučiu ir užbaigsime. Aš dar nueičiau į Formulę. Šitą legendinę. Tai mu kuprinė. O kuprinė? Nereikia. Visų kitų daiktų. Visas šlapias. Reikėjo batus palikti. Reikėjo šokti iš batų. Sorry, kažkieno taškas pasiėmiau. Ne.
aš atėjau su išgelbėjimu. Aš negaliu padaryti, ateinu, bičas jau nebe tai, kad neturi pagalbės. Bičas tiesiog net nebenaudoja jo. Ir jis kambarį nebėra. Tu kaip Jančo iš DBZ tiesiog žemėje gulėta. Čia yra, ne. Seniai, čia negalima taip mėgoti.